Labas mėlyjei, su jumis sveikinasi nekilnojamo turto brokeris Lukas Vilimas. Sveiki atvykę į nttv.lt. Trumpos NT žinios jums. Šiame video parodysiu, kaip pasitikrinti savo nekilnojamo turto mokestinę vertę ir kodėl tai yra labai svarbu. Turi būti namą ar papildomą nekilnojamą turtą, tada šis video gali apsaugoti nuo nemalonios staigmenos. Daug kas galvoja, kad NT mokestis skaičiuojamas nuo kainos, kurią matote skelbime, arba nuo sumos, už kurią norėtumėt parduoti, arba nuo tos sumos, už kurią pirkote. Bet ne. NT mokestis skaičiuojamas nuo mokestinės vertės. Ja galima pasitikrinti registrų centro puslapyje pagal unikalų turto numerį. To jums ir parodysiu. Keliaujate į www.registrocentras.lt/pasvirasis-, matote nuorodą apačioje, įveskite savo turto unikalo numerį ir matote savo turto mokestinę vertę. Jeigu neturite registrų centro išrašą, lygiai taip pat galite prisijungti prie registrų centro puslapio, prisijungti per Smart ID, per banką, per elektroninį parašą ir išsitraukti visus savo turto unikalius numerius. Geriau traukitės vieną kartą, nes kiekvienas kartas ištraukimas kainuoja pinigėlius. Jeigu tai yra jūsų pagrindinis būstas, kuriame esate deklaravę gyvenamąją vietą, dažnu atveju mokesčio gali ir nebūti. Bet jeigu turite papildomą turtą, antrą butą, sodybą, patalpas ar objektą nuomai, tada jau verta pasiskaičiuoti, nes šių objektų vertės gali būti sumuojamas. Dar vienas svarbus dalykas, parduodant nekilnojamą turtą gali atsirasti GPM, gyventojų pajamų mokestis. Kada jo galima išvengti? Klausykitės įdėmiai. Yra keli dažniausi atvejai. Pirmas yra, jeigu parduodate būstą, buvote deklaravę gyvenamąją vietą, ne mažiau kaip 2 metus iki pardavimo. Volia, GPM nebėra. Antras. Jeigu buvote deklaravę gyvenamąją vietą trumpiau nei 2 metus, bet per 1 metus užgautas pajamas įsigijote kitą gyvenamąjį būstą ir jame deklaruojate gyvenamąją vietą, viskas. Mokesčių jūs nemokate. Trečias. Jeigu turtą išlaikėte pakankamą laikotarpį. Nuo 2026 metų užtenka tai padaryti tik 5 metus. Na, kas buvo anksčiau, reikėjo 10. Mano patarimas. Paprastas, nelaukite, kol BMI primins apie mokesčius. Nes tada gali būti ne priminimas, o tiesiog blogas siurprizas. Pasitikrinkite mokestinę vertę dabar ir žinosite, ar reikia atsidėti pinigų. O jeigu turite klausimų dėl savo turto, pardavimo ar mokesčių, parašykite man. Esu Lukas Vilimas, nekilnojamo turto brokeris ir jeigu pažiūrėjai šį video iki galo, prašau paspausk like, komentarą parašyk, bent širdelę ir būsiu tau labai dėkingas. Iki kitų kartų, mėlyjeji.